Abiem rankom už, kad aktyvus jaunimas būtų ir sportuotų, ir mažiau laiko leistų kur nors prirūkytose kavinėse, o laiką leisti sporto salėje, tada bus ir mūsų palikuonės visi sveiki ir jaunimas augs stipresnis. Visų pirma, turėtų būti padorus žmogus. Aikšteliai rodyti pavyzdį ir emocijas, kurios taiga prapliūpsta, gesinti tą pačią akimirką ir, žodžiu, savo žaidimu užkrėsti ir jaunesnę kartą. Taip reikalingi ir visada prisimenu Vytautą Platokį, kuris pradininkas tų 3x3 ir mes su juo kartu vežiodavom, maitindavom tos jaunosios krepšininkus, kurie yra Lietuvoje laimėję ne kartą. Ir jeigu Klaipėda taptų 3x3 sostinė, mums nereiktų gal net invazijų kauniečių ir vilniečių, kurie atvažiuoja į Klaipėdą, surenka starto mokestį, jie rankai išvažiuoja. Žodžiu, turėtumėm patys savo išsiugdyti varžybų sistemą ir turėtų jinai funkcionuoti. Džiaugiuosi, kad Klaipėda būtų pradininkė 3x3 salės krepšinio ir Čiurlionio mokyklai gal būdavo. Galėčiau su plakatu stovėti miesto atgimimo aikštėje ir raginti, kad eitų žaisti čia į krepšinį. Ne, bet visom informaciniam priemonėm, kur tik tais, tarkim, viešoje erdvėje pasirodytume, mes turėtume visi agituoti ir visi kviesti šį turnyrą. Jau labiau, kad sumanymas iš tiesų superinis. Dalyviams ir organizatoriams norėčiau palinkėti gerą starto, prasmingą žaidimą, gerų rezultatų, be traumų ir kad tai padėtų jauniem krepšininkam susiburt, bendrauti ir aukštesniam lygiui. Čia renkasi geriausiai.